Sveiki vyručiai, tik sekundėlę jūsų dėmesio. Aš tik norėjau pasakyti, kad čia Kanadoje ką tik susitiko tam tikrą grupę žmonių ir jie bando sunaikinti jūsų suverenitetą, suvienijant jūsų Jungtinėm valstijom ir Meksiką. Tai ne juokai, aš rimtai. Ir jūsų žinios jums nesiruošia apie tai pasakoti. Todėl aš jums tiesiog tai sakau, nes noriu, kad jūs apie tai žinotumėte. Pasak jų, jie yra šio pasaulio valdovai. Jie priima sprendimus už mūsų, mes tiesiog jiems paklūstame. Pone, ar jūs girdėjote apie Bilderbergerių susitikimą šiame mieste? 120 įtakingiausių elito individų, ne? Ei, ar jūs žinote, kad elitas ką tik susitiko šiame mieste? Ar girdėjote apie tai? 120 kriminalinių bosų. Niekas iš jūsų negirdėjo apie Bilderbergerių grupę? Jie susitiko ką tik. Mieste tik apie 10% žmonių yra girdėję apie naujos pasaulinės tvarkos planą. Kiek arčiau prie parlamento beveik pusė apklaustųjų buvo apie tai girdėję. Pone, ką pasakysite apie Šiaurės Amerikos sąjungą? Noriu pasakyti, kad tai yra pavojus, mes to nenorime, bet taip atsitiks. Kodėl jums taip atrodo? Na, kadangi Bilderbergeriai valdo pasaulį. Taip pat yra 3 šalių komisija, kuri yra Bilderbergerių dalis, ir ji yra JAV, Europoje ir Azijoje. Bet visą tai jau yra žinoma. Niekas nenori tikėti, kad šie sąmokslai iš tiesų egzistuoja, kad pasauliniai lyderiai būna jau iš anksto išrinkti dar net neįvykus rinkimams. Jau žinoma, kad Bernardas Lordas yra to išorinio apskritimo dalis. Aš nustebau, kuomet perskaičiau, jog Kanados ministras pirmininkas Harperis dalyvavo grupės susitikime 2003-aisiais, nes maniau, jog niekas negalėtų patekti į politiką prieš tai netapęs Bilderbergerių grupės narių. O vėliau išaiškėjo, kad būtent taip ir yra. Na taip, Billas Clintonas buvo ten 91-aisiais, Džordžas Bušas vyresnysis dalyvavo 85-aisiais ir Tonis Blairas taip pat. Mes dar galvojame, kad mes kažką renkame, kuomet išties lyderiai jau būna seniai išrinkti be mūsų. Ir nesvarbu, ar liberalai ir konservatoriai, vis tiek jie yra grupės dalis. Kitaip tariant, jie valdo visus žirgus tos lenktynėse. Taip, tai jų arkliukai ir aš tą suprantu. Pavyzdžiui, Jungtinės valstijos. Tai iš esmės vienos partijos sistema su 2 frakcijom, nors jums atrodo, kad yra 2 partijos. Taip, taip ir yra. Tai kaip Billo Clintono atostogos su Bušais, kurie jį vadina savo sūnumi. Iš tikrųjų, jie ir organizavo visą tai 92-aisiais. Visą tai yra spektaklis. Jie juk neleis milijardams dolerių išslysti iš jų rankų. Bet geros naujienos tos, jog žmonės atsibunda. Kai skaitome žmonės istoriją, kai jie mokomės, visą, ką mes matome, yra nuolatinis elito bandymas dominuoti. Gudravimas, peilių dūrimas iš nugaros. Bet kažkaip per pastarosius 50 metų jiems pavyko įtikinti vakariečius, kad valdžia yra gera ir kad nepadarys nieko blogo. Atseit pasitikėk jais. Kaip tai nutiko? Lengva vesti avis. Žmonės tiesiog seka piemenių iš paskos. Jie nenori tikėti blogais dalykais, jokiais būdais. Mes tik sekame kartu su dauguma, žmonėm taip yra lengviau gyventi. Ką galvojate apie Kanados suvereniteto praradimą? Aš norėčiau, kad ši šalis liktų tokia, kokia yra, taip pat kaip ir Jungtinės valstijos. Grįžtam į Austiną, Teksaso Kapitolijų. Visuomenė buvo visiškai neinformuota apie artėjantį pavojų. Ar girdėjote apie Šiaurės Amerikos sąjungą? Tiesą pasakius, ne, aš nežiūriu televizijos. Ne, negirdėjau. Įdomu, aš nieko apie tai nežinojau. Ne, nežinau apie ką jūs. Nemanau, kad įvyks 3 tautų sujungimas. Ne, negirdėjau. Ne. Ne, nežinau, kad tai vyksta. Taip, girdėjau. O, jūs girdėjote apie tai? Taip, ne. Net po tokio didelio suvažiavimo šiandien jūs apie tai nieko negirdėjot? Ne, negirdėjau. Ar girdėjote apie Europos Sąjungą? Aišku, girdėjau. Ar girdėjote apie Europos Sąjungą? O taip, žinoma. Ar girdėjote apie Europos Sąjungą? Girdėjau apie tai. Ar žinote apie Europos Sąjungą? Ne. Europa, 15 narių grupė. Ką? 15 tautų susijungimo 2000-aisiais. Koks skirtumas? Daugiau nei 50 metų Bilderbergerių grupė konstravo Europos Sąjungą prisidengiant prekybiniais susitarimais. Dabar elitas naudoja tokią pat slaptą programą, kad sukurtų Šiaurės Amerikos sąjungą. Bet šįsyk supervalstybės sukūrimas vykdomas ypač greitai. Tarptautiniai susitarimai, tokie kaip NAFTA, GATT ar APEC, tai yra kertiniai akmenys formuojant Šiaurės Amerikos sąjungą. Šiaurės Amerikos sąjunga oficialiai gimė Bayloro universitete Vake, Teksase 2005 kovo 23.
JAV, Meksikos ir Kanados lyderiai žiniasklaidai teigė, jog jie susitiko tik tam, kad aptartų prekybinius ryšius. Po kiek laiko išaiškėjo, jog vietoj atvirų 3 valstybių vadovų susitikimų saugumo ir klestėjimo klausimams aptarti, ten įvyko slaptas posėdis. 3 vyriausybės atsisakė žiniasklaidai paviešinti susitarimų detalės. Bet 2006 rugsėjį jų išdavikiški kėslai buvo išaiškinti ir ši žinia nuskambėjo plačiai. Nuo rugsėjo 12 iki 14 dienos Banfe, Kanadoje, vyko JAV, Meksikos ir Kanados išrinktų ir paskirtų vyriausybės lyderių slaptas susitikimas. Paskutinę konferencijos dieną vienas iš dalyvių nutekino informaciją apie projektuojamą Šiaurės Amerikos sąjungą. Kanadoje ši žinia nuskambėjo per pirmus laikraščių puslapius. Teisinės priežiūros komisija, remiantis informacijos laisvės aktų, pareikalavo pilnų slaptų susitikimų darbotvarkės atskleidimo. Dauguma federalinių agentūrų atsisakė cituoti nacionalinį saugumą. Tačiau vėliau teisinės priežiūros komisijai pagaliau pavyko gauti tūkstančius dokumento puslapių. Dokumentai su užrašais išslaptinti yra šešėlinės valdžios projektai, realizuojami per biurokratinius vykdomuosius įsakymus. Puslapis aprašoma jau funkcionuojantį Šiaurės Amerikos sąjungą. Transportavimas, įstatymų priežiūra, žemės ūkis, reguliavimai, bankininkystė, gamyba, statyba, mokslas, imigracija ir net kariuomenės suvienimas be žmonių ar jų išrinktųjų kongreso ar parlamento atstovų atsiklausimo. Vienoje pirmųjų antraščių jų darbotvarkėje buvo akcentuojamas citata slaptas plano įgyvendinimas. Taip pat buvo aptarinėjamas visuomenės bauginimas klimato kaita, kad įvesti kontinentinius mokesčius naujos vyriausybės subsidavimui. Globalistų instrumentas, vis dažniau pasaulinėje arenoje pasirodantis Robertas Pastoras, yra Šiaurės Amerikos apjungimo kuratorius. Vienos kalbos metu kongrese jis pasiūlė kontinentinio perimetro saugumo idėją, kuri panaikintų valstybių sienas ir sujungtų jų saugumo aparatą. Geriausias būdas apsaugoti Jungtinės valstijas yra ne ties Meksikos ir Kanados sienomis, bet vientiso Šiaurės Amerikos sienos apsauga. Faktiškai Šiaurės Amerikos vadovybė įsikūrusi Kolorado Springse, Kolorado valstijoje, jau visai atvirai surengė susitikimą Kanadoje. Per pastarąjį dešimtmetį Pentagonas rengė pratybas kartu su Meksikos ir Kanados kariniam pajėgom ir atvirai svarstė jų galimą panaudojimą Jungtinėse valstijose stichinių nelaimių metu ar vidinių neramumų numalšinimui. Šiuo metu JAV jau yra virš 100 000 ne JAV piliečių tarnaujančių JAV ginkluotose pajėgose. Dabar Pentagonas plečia karinio verbavimo centrus Meksikoje, Filipinuose ir Rytų Europoje. Didmiesčių policijos departamentuose visoje šalyje šiuo metu bandoma prastumti įstatymus, kurie leistų priimti į policiją asmenis neturinčius JAV pilietybės. Šiandieną mes stebime raudonosios aušros scenarijų sulėtintame režime. Tironai per visą istoriją naudoja svetimšalių savo šalies gyventojų engimo procesuose. Kai slapti planai netikėtai paviešėjo, 3 vyriausybės ėmėsi atsarginio situacijos gelbėjimo plano. Saugumo ir klestėjimo partnerystė greitai surengė spektaklį, valstybių vadovų susitikimą Otavoje, Kanadoje, kuris įvyko 2007 vasario mėnesį. Vienintelis būdas, kuriuo galime pasiekti mūsų žmonių saugumą ir gerovę, yra bendradarbiavimas. Juk mes visi užimame bendrą teritoriją – Šiaurės Ameriką. Užsienio reikalų ministrai taipogi turėjo galimybę pasitarti apie bendradarbiavimą šiame regione ir be abejo visame pasaulyje. Protestuotojai, kurie nenorėjo atsisveikinti su savo šalimis ir laisvėmis, nebuvo toleruojami. Tai nedemokratinis procesas. Saugumo ir klestėjimo partnerystė sukurta parlamentinių debatų užbaigimui. Globalistų publikacijose buvo juntamas nusivylimas, žmonių nenoriu patikėti jų naujausių triukų. Kai tik pagreitės Europos bei Amerikos sąjungų integracija, tuomet supervalstybė susijungs savaime. 2007 balandžio 30 dieną Baltuosiuose rūmuose įvyko viršūnių susitikimas. Saugumo ir klestėjimo partnerystės slaptumas visuomenėje sukėlė neramumus ir šį kartą prezidentas Bušas, Vokietijos kanclerė Merkel ir ES komisijos prezidentas Barosas moskavo išdavystę tiesiog akivaizdžiai meluojant. Esu labai dėkingas kancleriai ir Džosui už transatlantinės ekonominės integracijos planą. Tam mes turime vystyti bendrą rinką, bendrus standartus
Taigi, tai yra labai svarbus susitarimas, kuris suteiks galimybę suformuoti ilgalaikę transatlantinę ekonominę organizaciją su tarybos nariais iš abiejų Atlanto pusių, kad bendrom pastangom galima būtų gilintis į iškilusias problemas ir imtis konkrečių jų sprendimo priemonių ir dėka to judėsime į priekį.